Pradėkime nuo Asus. Taigi Asus atnaujins Zenfone 2 telefonų liniją iki naujausios Android operacinės sistemos 6.0.1. Tikriausiai. Arba 6.0.0. Marshmallow žinoma. Data tiksliai nežinoma, bet Asus sakė, jog tai įvyks kitą šių metų ketvirtį. Samsung ketina parduoti savo dvigubai lenktą ekraną, kurį matėme ant Samsung Galaxy S7 Edge ir Samsung Galaxy S6 Edge. Pažiūrėsime, kas išeis, kas nusipirks. Tas tikrai pasirodys ateityje. Kitos dvi naujienos taip pat susijusios su Samsung Galaxy S7. S7 nepalaiko naujausio pakrovimo Qualcomm 3.0. Įdomu kodėl. LG G5 tai palaiko. Atsirado paslaptingas vaizdo įrašas, kuris tvirtina, kad Samsung Galaxy S7 Edge ir S7 galės filmuoti HD kokybę sulėtintos vaizdo įrašus 240 kadrų per sekundę. Ir dabar apie Vivo. Praeitoje laidoje kalbėjome, kad Vivo pristatys X-Play 5S telefoną ir tai pagaliau įvyko. Šitas telefonas turi 6 GB RAM. Pirmasis toksai pasaulyje. Dvigubai lenktą ekraną su Snapdragon 820 procesorium, tokiu pačiu kaip Samsung Galaxy S7 Edge ar S7. Na, sužinosime daugiau ateityje. Ar šitas telefonas prilygs Samsung Galaxy Edge, niekas dar tiksliai nežino. Prieš pabaigą pakalbėkime apie aplikacijas Android telefonų savininkams. Aplikacijos pavadinimas Speedify. Manau, paklausite, ką ši aplikacija daro. Ogi pagreitina Wi-Fi ryšį, sujungus su VPN 4G internetu. Elgadget išmėgino, tai veikia, bet nežymiai, nebent turite lėtą internetą. Ir be to, VPN interneto gaunate tik 1 GB, nebent mokėsite mėnesinę prenumeratą. Google planuoja, kad jų Nexus telefonai ateityje turės 3D paspaudimą, bent jau jie taip sako. Viskas sužinosime žinoma ateityje. Ir dabar pabaigos klausimas. Kaip manote, ar yra reikalinga ši funkcija 3D paspaudimas telefonuose? Pasidalinkite nuomonės komentaruose. Prašau prenumeruoti mano kanalai, palaikinti šitą video ir ačiū, kad žiūrėjote. Iki kito karto.